Čia, kur jūs filmuojate, kur mes dabar randamės, Krėvės 59, tai yra įsikūręs Vyrų krizių centras. Vyrų krizių centras įsikūrė 2009 metais, kovo 19 dieną. Tai mes jau kokius 6 metus turbūt skaičiuojame socialinio darbo. Teikiam paslaugas psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, dirbam su šeimom, su pavieniais asmenimis ir padedam spręsti vyrams jų krizės. Kokio amžiaus, ar yra kažkokia amplitudė amžiaus, nuo kurio amžiaus patenka, tarkim, vyrai iki jau vyriausių? Tai mes dirbam ir su vaikais, ir su jaunimu. Tai jeigu jaunas žmogus, jeigu kalbėtume apie lytį kaip vyras, tai tada nuo iki, kol žmogus gyvas. Tai aš dabar pasakysiu, vyriausiam žmogui turbūt, kokią mes esam teikę pagalbą, buvo 70 su virš metų. Gal trumpai, jau galite savo nuomonę pasakyti, kaip jūs manot, kokia yra dabartinė mūsų šalies padėtis, kalbant apie prekybą žmonėmis? Kalbant apie prekybą žmonėmis, tai Lietuvoje situacija yra tragiška. Todėl, kad eilę metų buvo, jeigu kalbam apie prekybą žmonėmis, tai buvo kalbama tiesiog apie prostituciją. Kitokių prekybos žmonėmis formų Lietuvoje nebuvo. Ir dabar aš taip nuo 2010 metų, kai Vyrų krizių centras pateikė pirmąją paraišką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir mes kalbėjom apie vyrus. Tai man teko važiuoti į pačią ministeriją ir man pasakė, kad aš turiu 5 minutės pristatyti projektui, todėl kad vyrai nenukenčia, kur čia prostitucija. Aš sakau, mėlyje palaukite, kodėl prostitucija? Nes prekybos žmonėmis formų yra daugiau. Mes pamirštam neatlygintiną priverstinį darbą, mes pamirštam vertimo vogti, tai reiškia, žmonės yra samdomi nusikaltimams, kitaip tariant, o kur visi kiti organų donorystė ir visa kita. Bet jeigu jau taip nesiplečiant, tai Vyrų krizių centras, kalbant apie vergišką darbą, dirbo šitom formom. Tai yra priverstinis neatlygintinas vergiškas darbas, taip, ir vertimas vogti, vertimas daryti nusikaltimus. O maždaug kiek vidutiniškai per metus jūsų organizacija patenka arba kreipiasi asmenų, kurie nukentėjo nuo to vertimo? Aš labai tiksliai galiu pasakyti duomenis. Užpernai 23, pernai 24, šiemet mes jau kiek turime projekto vadovas, reikėtų paklausti, man atrodo, 16 ar 18. Nes mes kalbam apie tuos vienetus, kurie kreipiasi pirmą kartą. Ir tarkim, labai įdomus toks dalykas, jis truputį su logika prasilenkia. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai mes pateikėm tuos duomenys, kai vyras atėjo pirmą kartą. Ir pamirštama, kad tie kiti, kurie buvo prieš tai, tai jie niekur nenunyksta, tai mes vadinasi dirbam šį pusmetį, ne su 18, o su 30. Jeigu mes kalbam apie finansavimo pagalbą, tarkim, iš valstybinių institucijų, kaip ir Kauno miesto savivaldybė, taip ar ne, tai iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas klausimas ir šito klausimą net nenoriu diskutuoti. Bet jeigu kalbėti apie jų ateimą į pagalbą, suteikti galimybę konferencijai, gauti nemokamai salę, taip, padėti kažką surengti, ateiti tiesiog pasikalbėti, paspręsti savo rūpešius, pakalbėti apie juos, aš asmeniškai iš savo patirties nesusidūriau nei su viena blokada. Vienas tik dalykas, kas mane skaudina, jau dabar nebeskaudina, nes aš jau dabar apie pusę metų kvapuoju lengviau. Nes jau dabar visur, praktiškai kas 4 projektas yra skirtas nevyriausybiniai organizacijai. Ar pritraukia šitą tokia, kaip aš vadinčiau, kaip ir misija gana kilni, ar vis dėlto yra problemų surasti žmonių, kurie iš tikrųjų ateitų jūsų organizaciją, norėtų tikrai dirbti, padėtų, būtų suinteresuoti? Supratau, klausimą. Labai rimtas klausimas ir pasakysiu taip, situacija tokia reiškia, problematiškumas išlieka ir jis visada išliks. Todėl, kad tų žmonių, kurie yra idėjininkai, taip, kurie gali eiti su vėliava tik tai, tai čia yra vienetai, bet koks labai smarkiai motyvuotas, netgi žmogus jaunas, jeigu dar žmogus taip, jis kiek gali dirbti neatlygintinai, pagalvokite, ar ne? Jis gali ateiti kartą per savaitę ir porą valandų savo, tarkim, ar ne, savo tos dienos darbo, ar ne, paskirti nevyriausybinę organizaciją. Girdėjau, tai jūs vis paminėte, kad kreipėsi patys. Tai yra pagrindas, jie patys visada kreipiasi, ar yra iš kažkokių kitų įstaigų, tarkim, apie jų, ar būna taip, kad, pavyzdžiui, klientai jūs kreipiasi, ar jūs sužinote apie kažkokią nelaimę patekusią žmogų? Mes kalbam dabar apie prekybą žmonėmis, tai čia labai turbūt projekto vadovė galėtų pasakyti, bet kas dėl prekybos žmonėmis, tai yra situacija tokia, nukreipia kitos nevyriausybinės organizacijos,
Tiesiog jie vieni per kitus, nes jų tinklas yra išvystytas, vieni kitus atranda, mūsų tinklapyje informaciją randa, plus mes per savo partnerius nuolat atnaujinam informaciją. Pavyzdžiui, mūsų vien vyrų krizių centro partnerių 47 Kauno mieste. Tai yra seniūnijos, globos namai, socializacijos centrai, mokyklos, jaunimo namai, kitos nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir taip toliau ir taip toliau. Tai mes nuolat atnaujinam šitą informaciją. Tai jeigu mes, aišku, turėtumėm tiek galimybių, kiek yra poreikis, tai konsultuoti, pirmos konsultacijos, tarkim. Tai jūs, žinokit, būtų, aš manau, 100 tai yra net neskaičiu. Labas vakaras visų pirma, mano vardas Tomas, vardys Simonaitis. Į vyrų krizių centrą, kaip jau minėjau, kreipiausi prieš 4 metus dėl asmeninių priežasčių. Ir ką, gavau psichologinę pagalbą ir po truputėlį gavosi taip, kad mane sudomino veikla, kadangi iš tiesų moterų krizių centrų yra daug, vyrų krizių centrų atrodytų kaip ir lyg ir jų yra, bet nei taip labai jau paprasta juos rasti, bet to reikia domėtis kažkiek tą linkmę, kad žinotum iš viso, kad jie yra. Pati idėja man labai patinka, tikrai matau nemažai problemų būtent mūsų vyrų gyvenimuose. Ir dabar, kaip ir esu nelabai aktyvus vyrų krizių centro bičiulis, retsykiai sudalyvauju vienam kitam renginį, kažkokią tai galbūt tokią paramą suteikiu, kai galiu suteikti ir po truputėlį vis įsitraukiu į tą veiklą, kurią laikau ir prasmingai ir tikrai labai reikalinga. Tai esate projekto kokio vadovė? Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Taip, kokios pagrindinės priežastys veiksniai jūsų manymu labiausiai skatina vergiško darbo aukų skaičiaus didėjimą? Pagrindinė, manyčiau, priežastis iš tikrųjų yra, sakykime, nedarbas, noras greitai užsidirbti pinigų. Jaunimas baigia mokyklas, nori išvažiuoti į užsienį užsidirbti pinigų. Lietuvoje sunku jiems susirasti, nes neturi profesijos įgyję. O jeigu kalbant apie vyresnio amžiaus vyrus, tai dėl finansinės situacijos. Kokius dažniausiai jie darbus dirba ir kokio bedirbamas darbus nukenčia, iš kokių sferų? Statybos darbai, sakykime, fabrikai, pakavimo, fasavimo, daržovių kokių, ar ne, mėsos perdirbimo įmonės. Bet tiesiog po priedangą, yra grupė žmonių, kurie organizuoja tokius darbus, ar ne, suvilioja jaunimą skambiais pasiūlymais, darbo užmokesčiais viliojančiais ir prižada sąlygas, ar ne, paskui gaunasi taip, kad tie vaikinai, jaunuoliai, jie kaip papuola į tą žmonių ratą, jie pamato, kad iš tikrųjų gavo ne tai, kas buvo jiems pažadėta. O jūsų kaip ir pareigybė socialiniai darbuotojai teikia tam tikras socialinės paslaugas, suteikia savo klientams, tai būtent kokias? Mano konkrečiai, konsultavimas. Padedam Lietuvoje, kai jie grįžta, sutvarkyti jam dokumentus, su migracijos tarnyba bendradarbiaujam, padedam įsidarbinimo klausimus, sakykime, Lietuvoje, padedam užsipildyti gyvenimo prašymus, konsultuojam apie sakykime, darbo Lietuvoje rinkos situaciją. O jaučiasi stoka žinių, kad žmonės nežino, kaip išspręsti savo problemas, nežino, kur kreiptis, arba jie apskritai savęs neidentifikuoja kaip auka? Vyrai, aplamai, jam yra labai sunku pasakyti, kad jisai yra auka. Jam yra gėda pripažinti, kad sakykime, jisai nukentėjo užsienį, ar ne, ypatingai vyresnio amžiaus vyram. Sakykime, savo šeimom netgi būna taip, kad pasako, kad jie pinigus, neleiskim, išleido alkoholį, ar ne, arba pavogė iš jų pinigus, bet jiems yra sunku savo šeimai pasakyti, kad jie buvo papuolę
į vergyją užsienyje. Mes tikrai daug padarom ir mes netgi padarom daugiau, negu, sakykime, yra numatyta mūsų projekte. Nes tikrai nei vieno, kaip šiandien išreikšti, nei vieno neišmetam į gatvę. Yra žmogui, tada tikrai randam, kur apgyvendinti. Būna partneriai nebeturi vietos ar ne pas save apgyvendinti, tikrai surandam, nepaliekam nei vieno gatvę. Reikės čia pagrindimas.